Labai dažnai programavime kažkokius veiksmus turim atlikti daugiau kaip vieną kartą, kartais netgi labai didelį kartų. Tai tam yra kartojimo sakiniai arba, kitaip tariant, ciklai. Šiandien panagrinėsim ciklą, kuris naudojamas žinant, kiek kartų atliksim kažkokius veiksmus. Ir tas ciklas yra for. Dabar labai trumpai apie for ciklo aprašymą. For ciklas užsirašo taip. Ciklo pavadinimas, skliausteliuose nurodom 3 dalis, tai yra ciklo pradžia ir aišku, jam reiks kažkokio kintamojo, tai standartiškai priimta, kad yra į, bet vėlgi kintamųjų pavadinimai jūsų reikalas. Toliau antra dalis skiriama nuo pirmos kabletaškių ir ten rašom kiek ilgai arba tiksliau sąlygą, kurią turi tenkinti, kad ciklas vyktų. Taigi ciklas vyks, kol mūsų kintamasis į bus mažiau už 10. Ir trečioji dalis, kaip keisis mūsų kintamasis į. Taigi vėlgi dažniausiai tai bus į ++, kitaip sakant, į didinsim vienetų, bet atskirais atvejais gali būti ir dvejetų didinama, ir 10 ir taip toliau. Taigi iš pradžių pasižiūrėkim tą paprasčiausią variantą. Nieko per daug nekeisdami. Taigi 3 dalis, ciklo pradžia, ciklo sąlyga ir kaip keisis mūsų kintamasis į. Toliau rašome sakinius, kuriuos atliks mūsų programa. Tiksliau, sakinius, kuriuos kartos ciklo metu. Ir čia vėlgi sakinius galima rašyti bet kokius, kaip ir paprastai, taip ir ciklo viduje. Tiek spausdinti tekstą, tiek skaičiavimus atlikti, kažkokius rikiavimus ir taip toliau. Tai reiktų atsiminti gal tik tiek, kad jeigu ciklo metu atliekam daugiau kaip vieną sakinį, naudojam figūrinius skliaustus. Jeigu tik vieną skliaustų nereikia, bet jeigu parašysit skliaustų, blogiau nebus tikrai. Taigi gal toks menkas patarimas, rašykit visą skliaustus ir nesuklysit. Dabar parašysim paprasčiausiai tekstą ir atspausdinsim jį, kaip mato, 10 kartų. Štai mūsų tekstas atspausdintas, tai padarė ciklas, tiksliau leido padaryti ciklas daug greičiau negu įprastai, nereikėjo mums 10 eilučių rašyti, užteko vienos eilutės ir rezultatas visai neblogas. Tai dabar bandysiu apžvelgti kitus atvejus, ką mes galim ciklo vadinamoji antraštė arba parametruose pakeisti. Taigi dabar nurodžiau, kad į yra sveikasis skaičius. Tai nebūtinai visą laiką taip ir turi būti. Gal kad matytumėm, kaip keičiasi mūsų kintamojo į reikšmė, aš atspausdinsiu jį. Ir vat matot, kiekvieną kartą didėja į ir ją atspausdino, ar ne? Tai sveikieji skaičiai. Dabar jeigu norim padaryti, kad būtų skaičiai su kableliu, parašykim, tarkim, double, ar ne? Ir į bus lygus 12, 25, ar ne? Aišku, šitą skaičių irgi padidinam ir vėl viskas didės vienetų, tai pažiūrėkim, kaip tai atrodytų. Taigi visi skaičiai su kableliais, double tipo ir visus juos atspausdino. Tai kaip matot, galim ne tik sveikuosius skaičius, ne tik pradėti nuo 1 ar nuo 0, galim bet kokią pradžią pasidaryti ir lygiai taip pat galim nebūtinai po 1 pridėti. Jeigu norim daugiau pridėti, būtų plius lygų ir kažkoks skaičius, tarkim 10, ar ne? Taigi mūsų į kiekvieną kartą didės 10, čia bus 22, 32 ir taip toliau. Pakankamai aiški vieta, ar ne? Ir dabar dar keletas dalykų, kuriuos gal būtų gerai, kad žinotumėt. Tai, kad yra iš 3 dalių, bet nebūtinai visą laiką visos turi būti užpildytos. Jeigu šitos dalies nepakeisi, mūsų į paprasčiausiai nesikeis. Jeigu šitos dalies nerašysim, mūsų į bus, tiksliau mūsų ciklas bus amžinas, tai yra be pabaigos. Galim pažiūrėti, kaip taip atrodys.
Ir tie skaičiai suktus, kol mums pabostų, aišku, ir išjungtumėm. Taigi svarbiausiai kabliataškiai. Kabliataškiai turi būti 2, visos 3 dalys išskirtos. Nebūtinai jos surašytos, bet išskirtos turi būti. Taigi trumpai apie ciklą for tiek. Vėliau bandysim išspręsti kažkokį uždavinuką, o šiandien tik pasižiūrėjom pagrindus. Dar gal noriu pasakyti, kad dabar aš viduj deklaravau kintamąjį ar ne, bet lygiai taip pat galim deklaruoti tą kintamąjį kažkur aukščiau, pavyzdžiui čia ar ne, tai tada nereikės rašyti double šitoj vietoj, bet jeigu mes taip pasidarom, aišku, programa vėlgi suveiks visiškai puikiai, jokių problemų nebus. Tačiau, jeigu norėsim kitą ciklą rašyti vėl, tarkim, for, ir naudosim tą patį į, tai jau turbūt supratot, kad mūsų į bus toks, koks būtų ciklo gale, ar ne? Tai jeigu čia būtų tai būtų 92 ir čia pradėtų ciklą nuo 92. Taigi dažniausiai mes rašysim taip, kad deklaruojam kintamai arba tiksliau aprašom ar ne viršuje, tiksliau ciklo viduje ir už ciklo ribų, tai už šios kliaustelio kintamasis jau nebeegzistuoja ir galim jį iš naujo naudoti nuo 1, nuo 2, nuo kiek tik norim. Taigi ciklas for toks. Sėkmės mokantis ir kitą pamoką jau bandysim išspręsti kažkokį uždavinuką.